Labą dieną, dar kartą sveikiname su jumis iš Šiaulių, įsibėgėja po truputį Baltijos top lyga, trečiosios rungtynės pirmajame ture. Are you happy with your performance overall? I mean, maybe you see something you need to improve a lot. Yeah, pretty happy with because it's the first game for us together as a team, first game of the year, so reasonably happy with that. But we can definitely build on that, and yeah, next week should be fun. Treneri, pralaimėjimas iš jūsų pusės turbūt tokios klaidų rungtynės, pirmosios sezono rungtynės, būdinga turbūt jiems tokie dalykai. Ne, tai jūs patys viską puikiai matėt. Šiandien mes susirinkom visi kartu šiandien. Šiandien pirmos mūsų varžybos. Tai pirmą kėlinį mes pasidarėm tokį anglišką terminas, tai yra test matchą. Pasilakstėm, pasižiūrėjom, pasitikrinom. Deja, tai ne mūsų naudai buvo tas pirmas kėlinys. O antrą kėlinį susistygavom, šiek tiek supratom, kur mes galim žaisti ir kur mes galim būti stipresni. Antras kėlinys jau buvo žaidimas. Aišku, klaidų milijonas. Aš čia nepateisinu nei vienos klaidos, ypač individualios, kada vyrai 20 kelių metų ir nespėja atbėgti paskui ir palaikyti komandos narių, tai yra nepateisinami dalykai. Šiaip, jeigu tai bendrai paėmus, tai mes panašiai taip ir tikėjomės, kad bus tikrai nelengva. Livonija turėjo Latvijos čempionatą, sužaidė daug varžybų. Jie perėjo procesą, pasitikrino žaidėjus, nes stebėjom, kad tikrai jų sudėtis pakankamai kokį 50% rotavos ir keitės, tai jie turėjo galimybę pasižiūrėti, kas ką gali. Dėmes ne. Antras dalykas, kada mes top lygoje galvojam, kaip suteikti galimybę jauniems sportininkam iš antros lygos pasijungti pas mus ir čia patirti tikrą regbį, tai Baltijos lyga, jie galvoja atvirkščiai ir tiesiog uždraudžia. Tai šiai dienai mes gal neturėjom kokių 4-5 žaidėjų iš žemesnės lygos, kur vėl, kaip ir pernai metais, sutrumpina mūsų suoliuką. Sakau, yra kaip yra, sezonas tik tai prasidėjo, tai dar daug darbų reikia padaryti. Antram kėlinį vienu metu realiai buvo visiškai prispaudę Livoniją, visiškai kontroliavo žaidimą. Ar tai yra ta komanda, kurią tikitės matyti nuolatos ir ar tai yra ta galimybė, potencialas, kurį turite? Ne, tai mes žinom, kaip mes norim žaisti. Mes kaip ir mokam tą žaidimą žaisti ir išpildyti. Tik tai klausimas, kaip aš vyrams sakiau, klausimas, ant kiek mes būsim galvoj stiprus, ant kiek mes suprasim, kad priešas yra ne komandos narys, kuris padarė klaidą, priešas yra vilkintis kitos spalvos maikė, jis yra pagrindinis priešas. Ten turbūt visa energija, visa agresija į varžovą, o mes dabar šiai dienai dar kol kas ieškom, tu padarai šitą, tu padarai aną, tu čia taip ir taip, bet aš manau, kad tikrai sezonas tikrai bus nelengvas mum. Tiek, kiek šiandien mačiau ir atsinaujinusią visiškai vairo komandą, ir tas pats Geležinis Vilkas žaidė su Ąžuolu. Tai nebus lengva, nežinau, sunku net ir ką prognozuoti. Bandysim kuo geriau sužaisti, kuo geresnį regbį parodyti regbio mylėtojams. Ir tai yra viskas, ką matėme šiame susitikime, ir tai yra taip pat viskas, ką matėme pirmajame Baltijos top lygos ture.